Šiandien startuoja visuotinė abonementų prekyba į Lietuvos čempionų Kauno Žalgirio rungtynes. Savo ištikimybę Žalgiriui jau yra įtvirtinę net 80% praėjusio sezono abonementų turėtojų. Nuo šiol tai galės padaryti visi norintys. Šiandien prasideda prekyba į Žalgirio naujo sezono rungtynes. Šie metai komandai yra išskirtiniai, ne tik komandai, bet ir visiems sirgaliam, kadangi šie metai yra pirmi metai, kai Žalgirio komanda žais naujoje, didžiulėje, moderniausioje Baltijos šalyse arenoje. Beveik 15 000 žiūrovų krepšinio rungtynėse talpinsianti Žalgirio arena yra didžiausia ir moderniausia Baltijos šalyse. Išskirtinai gera akustika, patogiomis kėdėmis bei aukšto lygio maitinimo paslaugomis išsiskirsiančiose sporto ir pramogų rūmuose duris atveria ir arenos klubas, žiūrovams siūlantis auksinius renginių ir oranžinius sporto abonementus. Arenos klube gali nusipirkti dvi narystės, arba oranžinę, arba auksinę. Auksinė narystė tai yra ne tik abonementas į Kauno Žalgirio varžybas, tačiau jūs galite pirkti pigiausius bilietus į visus renginius, kurie bus arenoje. Sporto narystė lygiai taip pat jūs galite pirkti visus bilietus, pigiausius bilietus į visus sporto renginius. Be abejo, į šitas abidvi narystės įeina Kauno Žalgirio sezono abonementas. Ne tik naujoji arena, bet ir iki 50% pigesni abonementai. Noras išvysti žalgiriečių susitikimus Europos grandais Atėnų Panathinaikos ir Maskvos CSKA klubais bei galimybė laimėti kelionę su Žalgiriu į Eurolygos išvykos rungtynes vilioja aistruolius ir naujame sezone aktyviai palaikyti Lietuvos čempionų ekipą. Kadangi arena, kaip matote, yra 3 kartus didesnė nei buvo Kauno sporto halė, tai automatiškai ir abonementų kainos yra ženkliai mažesnės. Abonementų kainos prasideda nuo 220 iki 550 litų. Šiemet taip pat turime daug naujovių, kadangi yra didelė arena, tai padarėme atskirą zoną šeimoms, atskirą zoną Žalgirio klubo nariams, taip pat yra visa didžiulė tribūna studentams, moksleiviams ir seniorams. Taikomas yra 30% nuolaida antrajame arenos aukšte. Šį sezoną yra dar viena naujiena, kadangi arenoje vyks ne tik Kauno Žalgirio sporto varžybos, tačiau įvyks įvairiausi koncertai bei kiti sportiniai renginiai, tai galima įsigyti centrinėje tribūnoje, kaip sakant, geriausiose arenos vietose ir auksinius renginių narystės bei oranžinės sporto narystės arenos klube. Tai yra šiek tiek brangesni abonementai, tačiau turi labai daug įvairiausių privalumų. Tai yra tai, kad jūs turite atskirą praėjimą, atskirą barą, išskirtinę aplinką, atskiras rūbines, atskirą rūkomąjį ir sėdite geriausiose arenos vietose. Planuojama parduoti bent pusę arenos abonementų. Krepšinio gerbėjai galės stebėti apie 40 Lietuvos čempionų rungtynių. Bilietų kainos nuo 220 litų. Tiek arenos klubo, tiek Žalgirio sezono abonementų prekyba vyksta Žalgirio kasoje Kauno Akropolyje.